vaikučiai, mano mieliausiai pelėdžiukai, mano gengas, mano chebra. Nežinau, kiek jūsų. Jeigu 2, labai gerai. Jeigu 20, labai gerai. Jeigu 200, labai gerai. Ir taip toliau. Taigi. Šiandien užsimaniau kažkaip muzikytės, matyt oras savo daro ir taip kažkaip ir kalbėt. Kalbėjimas toks sulėtėjęs ir iš esmės viskas labai taip slow. Kadangi, nežinau kaip jums, man kaip autistiškam žmogui drėgmė ir žemas slėgis kaip pakrenta, kai toks oras būna. Labai sunku atsikelti ir sunku veikti. Tai aš tą sunku perdariau į lėtai. Tiesiog lėtai ramiai. Tai daug šiandien ir vakar ir šiaip visą savaitę sukau galvelę, kokią čia temą paliesti šiandien. Nes kaip ir minėjau praeitą kartą, kad ir nežinau, ir žinau, ir jau buvau nusprendus ir tada pasikalbėjau su žmogum, kuris man yra labai brangus ir tada žiūriu, kad man kažkaip atrodo vis tik tai, kad taip reikia, ir žodžiu, long story short, šiandienos tema yra prokrastinacija. Taigi, kas ta prokrastinacija ir su kuo jinai yra valgoma ir kodėl jinai iš vis egzistuoja. Ir vis tik tai dažniausiai tai yra visada trukdo mum gyventi. Taigi, prokrastinacija yra ta vadinama iš sovietų parėjusi tinginystė. Ne? Tai turiu jums naujienų. Aš neradau to moksliniuose kažkokiuose straipsniuose. Tai yra mano išvada, bet aš manau, kad mokslininkai tą neužilgo ir paskelbs. Toks dalykas kaip tingėti neegzistuoja. Žmogus negali gulėti ant sofos, žiūrėti teliką su popkornu, bliūdu, aplinkui apsišikęs, nesitvarkęs, reikalų pilna ir mėgautis tuo. Jis gali daryti visą tai, ką aš išvardinau, bet mėgautis ne. Koks be būtų žmogus viduje vis tiek tas yra toks, blemba, aš turiu tiek reikalų, aš čia guliu, žiūriu teliką, aš čia bandau kažką. Retais atvejais žmonėm, kurie labai daug su savim dirba, pavyksta susitarti, kad žiūrėk, šiandien aš turiu žiauriai daug darbų, bet aš visiškai neturiu jėgų, aš pavargęs ir aš noriu pailsėti. Tai tada jau gulam ant tos sofos, žiūrim mes tą teliką čia PVZ, ar ten važiuojam į mišką pasivaikščioti, ar ten dar kažką. Ir visiškai, absoliučiai nesiparinam dėl tų dalykų, kuriuos reikia padaryti, nes yra susitarimas su savim, kad aš padarysiu tai rytoj. Bet labai mažai kam tai pavyksta, netgi patys pačiausi susidirbę su savim labiausiai šitoje vietoje susiknisa, nes tai, prokrastinacija yra labai toksai spiglys subinėjai kaip reikalas, ar ne? Dar momentas, kad šitam podcast'e bus sąlyginai nemažai dalykų, ką minėjau praeitam. Tik praeitam buvo daugiau apie mane ir mano situaciją ir kaip aš matau dalyką ir panašiai, o čia bus bendroji esmė, ar ne? Tai jeigu mes, pavyzdžiui, turim tokią situaciją, tarkim aš, ne? Turėjau 3 mėnesius, kad padaryti darbą kažkokį projektą. Šiandien yra paskutinė diena. Rytoj 8 ryto aš turiu tą projektą pristatyti, o pas mane 0 padaryta. Tai yra niekas. Tai visų pirma, tai yra didžiulis indikatorius, kad žmogus turi ADHD. Kodėl? Nes visų pirma, toks atidėliojimas dalyko, kuris yra labai svarbus, 3 mėnesius, o būna žmonės ir metais atidėlioja. Čia, you name it. 3 mėnesius atidėliot,
tai yra savižala. Nes tu visus tos 3 mėnesius save ėdi. Bet, šiuo atveju ne bet, o kaip aš nemėgstu, o bet, tai yra už tai, kad pabaigoje, kai tu darai viską paskutinę sekundę, tarkim, apskaičiavus, turint ADHD, apskaičiavus, kad įmanoma technically tą darbą, 3 mėnesių darbą padaryti per 8 valandas, kai tik stukteli, tarkim, vidurnaktis, ane, šiandieną, aš puolu prie to darbo, aš jį iki 8 ryto padarau, nemiegu, stresuoju, ten šprotai, žodžiu, kūliais vartausi, bet padarau ir aš gaunu tokį apdovanojimą, kokio nenusipirksiu už jokius pinigus. Tai yra galybė adrenalino ir dopamino. O kaip žinia, ADHD yra kas? Toks jau sutrikimas, kur smegenim amžinai trūksta dopamino. Ir tai yra žmonės, kurie yra driven, kaip čia lietuviškai pasakius, vedami adrenalino, ar ne? Laimė yra adrenalinas, dopaminas. Tai dar dėl ko paminėjau, kad iš praeito podcast'o bus dalykų, nes kaip nebebūtų, klausimas turbūt yra, kokiu aš čia galiu daug pavyzdžių pripasakoti, aš čia galiu kalbėti valandą laiko vien pavyzdžiais, kai būna, kad žmogus nenori, nes bijo, kad pasiseks, o kai pasiseks kažką nuveikus, tada reikės kažką keisti, aš nemėgstu pokyčių, gal autizmas, gal ir ne, gal tiesiog nenori pokyčių, ne, tokie visokie dalykai, ne. Ir galybė įvairiausių pavyzdžių, kaip prokrastinacija griauna mūsų kasdienybę, todėl kad mes neišsigryninam, neišsidėliojam ant stalo viso savo kodėl mes iš viso taip elgiamės, ane? Tarkim, aš turiu pavyzdį tokį sovietinį, ane? Tai yra mano mama. Jinai, nesvarbu, kokio jinai bus būkliai. Dabar truputį paprasčiau, nes jau vyresnė ir nebedirba, bet šiaip iš esmės visą gyvenimą ir aš mačiau šitą pavyzdį, tai spėkit, ar nedarau to paties, lygiai to paties. Tai iš pradžių tu turi padaryti visus darbus, o tik tada tu turi teisę ilsėtis. Tai aš tikrai nepalaikau tokio mąstymo ir tokio auklėjimo ir tokio savęs žalojimo, nes mano akim mano mama save visą gyvenimą žaloja. Tiesiog, be jokių britvučių, be jokio kraujo, bet tai yra bele kokia savižala. Ta prasme, kaip ir kalbėjom savižalos tema podcast'e, ar ne? Ir dėja taip gyvena daugybė žmonių. Daugybė žmonių, vyrai mažiau apie tai kalba, bet jie labiau pergyvena. Moteris ir kalba ir pergyvena ir turi daugiau to tokio prokrastinacijos kitoniškumo, nes moteris dar ir turi tiek tų darbų, apie kuriuos, tarkim, vyrai nenumano, ar ne? Ir tuos prokrastinuojam daryti, o kai prokrastinuojam daryti, tai tada kyla klausimai, kodėl namuose nėra šampūno, kodėl ten tas, kodėl anas, ne, iš smulkmenų susideda gyvenimas ir panašiai. Bet visa tai aprėpus visus šitus pavyzdžius, kurius sakau, stengiuosi laikytis iš paskutiniųjų, kad nevardinti jų visų. Tai vis tiek reikėtų atkreipdėmėsi, kad tai galimas yra vis tik tai ADHD, ar ne? Nes jeigu mes atidėliojam didelius projektus, jeigu mes atidėliojam rimtus pirkinius, net jeigu tai yra šampūnas, galima su feiriu galvą išsiplauti, esu tą darius gyvenime ne kartą, bet turbūt niekas savo to nelinkė, ar ne? Ta prasme, čia ekstremalu, labai ekstremalu. Tai susimastyti apie tai, kad ADHD tą padaro žmogui. Bet ir be ADHD daugybė žmonių, visiškai neurotipiškų žmonių, kur aš jau nebetikiu, kad tokių yra, bet tarkim, kovoja su prokrastinacija, kadangi visų pirma žmonės yra pervargę,
Visų antra, persigandę, čia mes jeigu imam Lietuvą, ne? Norisi save pažalot, nes tu vieną kartą atidėlioji, kankiniesi, antrą kartą atidėlioji, kankiniesi, bet tu supranti, kad tu galop, kai tu padarai tą kažką, ką tu prokrastinuoji ir atidėlioji, tu gauni tą rewardą, tą dopaminą, o dopaminas ir neurotipikui yra malonu. Ir tai tampa kaip įprotis, įprotis net ne įprotis, čia kaip tampa kaip priklausomybė. Kaip ir kalbėjom apie priklausomybės, ar ne, kad prokrastinacija yra viena iš jų. Todėl, kad galop vis tiek yra gaunamas atitinkamas toks narkotiškai nenarkotinis apdovanojimas, ar ne? Tai va, tai aišku, turbūt klausimas esminis, tai ką daryt? Ką daryt, kad nebūtų šito? Ką daryt, kad nesėdėti ir nežiūrėti vieną tašką? Turi ADHD ar neturi ADHD? Man pasisekė, galiu pasakyti. Nors sėkme aš netikiu, matyt, kažkas iš viršaus mane saugo, kaip aš sakau, ar ne? Tikiu aš, kad kažkas ten yra. Sakau, ne tuo, kas ten piešta ir brukama visiems, bet kad kažkas yra, tai tikrai. Vat, ir mano mama auklėjo mane labai žiauriai, sakyčiau, šiuo atveju, nes būdavo 2 posakiai. Yra žodis reikia ir nedaryk tuščių žingsnių. Meaning. Nesvarbu, tu ten pavargus, nepavargus, tu ten nori pažaisti, paveikti dalykus, yra žodis reikia, iš pradžių padarai dalykus, tada jau ilsiesi. Aišku, tą patį iki po šiai dienai turi jinai pati ir daugybė tokių žmonių, ne? Kad iš paskutiniųjų kažką pasidaro, o tik tada nusipelno ilsėtis. Košmaras, bet taip yra. Bet man pasisekė todėl, kad tas žodis reikia, nedaryk tuščių žingsnių, reiškia, jeigu eini ten iš kambario į tualetą, tai atsinešk indus iš kambario ir ten padėk virtuvėje į tinkamą vietą, nes tušti žingsniai nebuvo leidžiami namuose dažniausiai. Skamba kaip armija, kaip kariuomenė, aš suprantu, bet šiuo atveju man tiesiog nuskilo, kad su mano smegenim, su mano pusiau ADHD, pusiau autizmu, kad ir kaip man tuo metu nervavo, erzino, biesino ir aš ten visaip kaip jaučiausi motinos atžvilgiu, man tai paėjo. Ir iš dalies aš džiaugiuosi, nes manau, kad geriau taip negu niekaip, nes galėjo iš vis nieko nedaryti, matė, ta prasme, kad ir koja pastoviai purtau ir visa tokia keista ir visa tokia jautri ir visa kita nuves pas specialistus, tai čia nereikia, čia niekam neįdomu. Ne tie laikai buvo tiesiog, ta prasme, čia nepriekaištas. Ir vėlgi dar priminsiu, kad šituose podcastuose mes niekam nepriekaištaujam ir mes kaltų neieškom, mes ieškom priežasčių. Taip? Tai vat, tai faktas, kad mama stengiasi, kaip galėjo, sakykime, tą tokį auklėjimo modulį kažkokį vystyti, ne? Kai tu tarpu tėvas, ten yra, nėra, ten aš iš vis neatsimenu, kad dalyvautų mano gyvenime, bet čia vėlgi story for another day. Tai čia man labai hipnoterapija padėjo Vilmos suprasti šitus visus dalykus. Tai tai klausimas, ką daryti, kaip tvarkytis, kaip gelbėt save iš tos prokrastinacijos gniaužtų. Tai visų pirma, kaip ir minėjau, kartosiuos todėl, kad daugybė žmonių prokrastinaciją kažkaip jungia su motyvacija. Jeigu aš turiu motyvacijos, aš tada ir neprokrastinuoju.
Jo, iš dalies galimai, make sense, bet motyvacija, kaip ir sakiau, yra kaip nuotaika. Nu, tu atsikėlei blogos nuotaikos ir tu esi blogos nuotaikos, nu ir esi. Taip pat ir čia. Tu negali visą laiką būti laimingas, tu negali visą laiką būti išsišiepęs. Ta prasme, taip nevyksta, tiesiog gyvenime taip nebūna. Tai lygiai tas pats gaunasi ir su motyvacija. Vieną dieną tu laimingas, viskas tau gerai, tu motyvuotas, tu darai dalykus. Kitą dieną, nežinau, ten oras, neišsimiegojau, ten santykiai, dar kažkas, dar kažkaip. Daugybė priežasčių, motyvacijos zero, ne? San Pellegrino vis tik tai yra stebuklas butelyje. Ir kame yra esmė, kad prioritetus dėliojame savo, dėl savęs, apie save ir tik tai taip, dėl nieko kito. O prioritetai dėliojami kada? Tada, kada yra tikslas. Jeigu yra tikslas, o tikslų mes turim gyvenime, jeigu mes norim jį nugyventi taip, kad senatvėj galvot, fuck yeah, gerai pavariau, ta prasme, tą sukūriau, tą pasodinau, šitą pastačiau, šitai, ten, nežinau, nukeliavau, pamačiau ir etc., ne? Tai tam, kad būtų tikslai išpildyti, reikalinga ta, kur minėjau anąsyk, disciplina. Dar kartą pasikartosiu, neišsigastam, nesovietinė, kad eini miegot 10, keliesi 7 ir ten visą kitą valgai, ten, kaip ten pusryčius suvalgyk pats, pietus pasidalink su kažkuo, o vakarienę atiduok priešui, bla, bla, bla. Be jokių šitų nesąmonių, ta prasme, nu, kas to laikosi, aišku, nu, nedžežinu, čia tiesiog mano akim, čia man nesąmonė. Susikūrėt savo discipliną, bet jūs jos laikotės tam, kad būtų pastovumas, tam, kad būtų consistency, ne? Ir tada yra, jeigu yra disciplina, yra ir motyvacija, ir viskas, ko reikia, kad siekti to tikslo. Nes jeigu mes neturim tikslo, tai nei ta disciplina, nu, jinai overall bendrai jinai yra gerai. Ta prasme, bet kokiu atveju tai yra labai gerai. Bet kai su tikslu, tai visų pirma, tu tos disciplinos tikrai laikysies, visų antra, tu ją tobulinsi, visų trečia, tu šiaip turint tikslą ir matant šviesą tunelio gale, ko žmogus nepadarys. Ar ne? O mes dabar tokie visi siekiantis, darantis, kuriantis ir panašiai, ar ne, nu, tai taip ir darykim, ar ne, tada ir motyvacija bus, viskas bus. Gal bus dienų, kai nebus motyvacijos, gal bus dienų, kai atrodys, fuck it, nieko aš nenoriu, noriu aš pačilint ir viskas su to yra gerai. Viskas su to yra gerai. Kas liečia pačią prokrastinaciją, tai yra dažniausiai pasekmė. Ar ne? Nes jeigu mes, nu aš čia tai pasakysiu labai retoriškai, pasakiškai, turim viską, viskas pas mus yra tvarkoj, viskas pas mus yra gerai, bet mes vis tiek prokrastinuojam, atidėliojam, nenorim daryti, nu tai vadinasi pasekmė. Ar yra depresinis šleifas, ar yra nerimas, ar yra dar kažkas, tie patys ADHD, autizmas, visi sutrikimai. Kažkas yra, kodėl tai jau veikia kaip simptomas, tai jau veikia kaip pasekmė kažko, ką reikia atrasti. Tam, aišku, siūlyčiau eiti į terapiją, siūlyčiau eiti į sesijas, skaityti, domėtis, ieškoti, nes ant sidabrinės lėkštutės nieks neatneš to atsakymo ir reikia vis tik tai pasidaryti pačiam, ne, šitos visus dalykus, nes vat, kai būna ateina žmogus ir sako, aš visiškai
visiškai neturiu motyvacijos, aš visą dieną galiu pražiūrėti vieną tašką, aš turiu pilną darbų, aš nieko nedarau, aš viską prokrastinuoju, aš nesuprantu, padėkit, ką man daryti, ne? Tai kaip jums patiems skamba? Tai yra simptomas, tai yra pasiekmė kažko, tai nėra tiesiog, susigalvojau taip gyventi, ar ne? Tai labai svarbu yra ir pagalbos kreiptis, išmokti kreiptis pagalbos, ar tai būtų artimieji, ar tai būtų su kuriais paskui jau ten pasitarus gaunam kažkokią medicininę pagalbą, tiesiog elementariai specialisto pagalba. Nes pačiam išbristi, kaip aš sakau, jeigu eini ir yra duobė ir tu jos nepastebi, įkristi ją yra labai lengva. O jeigu kopėčių nėra, išlysti iš jos yra labai sunku. Tai čia tas pats. Įkristi tą prokrastinacijos liūną visą su dopamino apdovanojimais ir taip toliau, tai yra toks pragarėlis, sakyčiau, ar ne? Tai jeigu matom, kad turim bėdų, kad tai nėra toks occasionally karts nuo karto pasirodantis dalykas, nes man rodos, nesuklysiu pasakius, kad kiekvienas žmogus prokrastinuoja kartais ir tai yra okei, tai ir yra ta kabutėse tinginystė sovietinė, ar ne? Katinas nugriuvo, fainuoliai pas mane čia, hebrantai mano, skaudžiai, ką padarysi. Dabar aišku, vyksta apsimetinėjimas, kad nieko neįvyko, nieks nenugriuvo, visi labai cool, labai čiki-briki. Kaip mano vienas nuostabus klientas sako, taigi viskas Gucci. Nežinau, kažkaip labai, labai sweet. Bet čia reikia dar žinoti žmogų. Tai grįžtant prie prokrastinacijos, ką dar labai norėjau paminėti, tai tiesiog, nežinau, man kepa verda vidus dėl to. Ar pastebit dabartinį jaunimą? Jaunimą aš turiu omeny paauglius, vaikus paauglius, ane? PVZ, mano sūnus. Tarkim, aš niekada neinu į jo kambarį, bet tarkim čia, kad vaizdingiau atrodytų, ne? Aš einu į jo kambarį betvarkė, o jisai guli skrolina telefonę, tarkim, arba sėdi prie kompo. Aš aišku supykstu, ten pradedu burbėt, kad čia kaip čia, taip čia, apsišykęs visas sėdi, kaip tu čia taip gali ir taip toliau. Kas tai yra? Kodėl tokia reakcija? Ogi todėl, kad aš pati taip nemoku. Aš esu mokinta nuo vaikystės. Gal aš net neatsimenu, ar mane tikrai mokė, kad privalai iš pradžių viską padaryti, o tada tik tai ilsėtis. Bet ne kažkaip grubiai, ne kažkaip bjauriai, aš daugiau kaip pavyzdį tą mačiau, kaip motina ten, sakau, išsitaškydavo visiškai ir tada vaidindavo, kad ilsisi, tai yra užmigdavo bežiūrėdama filmą, nes nebelikdavo jėgų. Ar ne? Tai mes pykstam ant savo vaikų, šiuo atveju daug tokių labai pavyzdžių yra, dėl to, kad mes nemokom taip. Paimt, spjauti viską, nesiparint, nežinau, gulėt, sėdėt ten, kur viskas aukštinkojom ir tiesiog chillint su telefonu ar ten draugais kalbėt online ir panašiai. Tai yra duotybė. Aš labai džiaugiuosi, kad jauni žmonės neturi to. Aš nesakau, kad reikia apsišiukusiam gyventi. Viskam yra ribos. Bet kad jaunas žmogus neima iš tėvų šito durno pavyzdžio, kad reikia čia viską ir ten jau jėgų nebelieka, nes taip, iš pradžių namų darbus reikia pasidaryti, reikia kambarį susitvarkyti, reikia daiktus susilakstyti. Ta prasme, kada vaikui atbuvusiam nuo labo ryto mokykloje, kada jam pailsėti. Tai jis ir čilina, kokios sąlygos taip ir čilina. Kartais tvarkoja, kartais netvarkoja, that's okay ir visi taip turėtų daryti. Bet ne. Mes turim iš pradžių viskas, kad būtų ten kažkaip tai, ne? O tik tada ilsėtis. Irgi labai, labai blogas ir
nuodijantis ir toks, nežinau, logikos neturintis įprotis žmonių, kas liečia prokrastinaciją, ar ne? Kad jeigu jau kovoja su tuo, tai tada tokiais jau ekstremaliais būdais, kad vėlgi tokia nesąmonė gaunasi, ar ne? Bet aišku, vėlgi esminis klausimas, tai kaip kovoti su prokrastinacija, kaip su jie tvarkytis ir ką padaryti, kad jos būtų kuo mažiau. Tai visų pirma, su jie nereikia kovoti. Prokrastinaciją reikia suprasti. Išmokti, jeigu aš prokrastinuoju tam, kad gaučiau paskui to adrenalino, dopamino, paskutinę sekundę viską darydama. Išmokti gauti to adrenalino, dopamino iš kitur ir iš sveikų būdų. Tai yra, nežinau, išeit pasivaikščiot, pajudėti, nes grynai judesys, sportas yra dopamino šaltinis. Dar dėkingumas irgi, pasidėti ir tiesiog pagalvoti, kokia aš dėkinga, kad aš galiu vaikščiot, kalbėti, matyti, girdėti ir taip toliau, ar ne? Bet vėlgi grįžtant prie solutionų kažkokiu, ne, kaip tvarkytis dalykus. Tai jeigu tu turi tikslą, tu turi discipliną, tu savo sukurtą, tu turi tada ir motyvacijos ir tai yra atsakymas, jeigu tai nėra ligos pasekmė kažkokios ar sutrikimo pasekmė. Kas irgi šiaip vis tiek tas metodas, kurį dabar pasakysiu, pasikartosiu, irgi veikia. Tai yra tikslas, dėl tikslo sukurta sava disciplina, tada yra motyvacija, nes aš noriu pasiekti to tikslo, tikslų yra milijonai chebra, ypatingai dabar, kai visi nori dalykų, nes social media dar kiek pušina, kiek tu turi turėti visko, o ne? Tikiuosi nesikartoju, nes labai norisi daug pasakyti, bet norisi ir šiandien trumpai drūtai. Tai nėra jokio magic pill, nėra jokio antidote, absoliučiai. Tiesiog keliam šikną, einam ir darom, kaip Savickas pasakytų. Šikną pajudint, nes ten ką daryti visiems žmonėm, kuriem ten vieni sako paleiskit save, kiti sako atraskit save. Tai ką žmogui daryti? Šikną pajudint. Tai čia tas pats, aš žinau, kad skamba labai basic ir tipo Sandra, negi tu neturi jokių modernių šiuolaikiškų patarimų. Ne, neturiu, nes jie neveikia. Neveikia, tai kam čia tiesiog taukšt ir liežuvių malt apie nieką, ar ne, jeigu jie neveikia. Absoliučiai. Esmė yra tame, ką aš pasakiau per šitą pusvalandį, nes panašu, kad tilpsi į pusvalandį. Jei! Tai mano mėlėjai pelėdžiukai, jeigu kažkas būtų neaišku, jeigu yra daugiau klausimų, jeigu prieštaraujat kažkam, jeigu whatever, kas bebūtų, visi, pasikartoju, kontaktai mano yra all over the internet, visur internetuose, telefono numeris, e-mailas, rašykit, kreipkitės, nebūtinai dėl sesijos galima tiesiog užduoti klausimą, visada mielai atsakysiu. Su jumis buvo Merula Daug kalba, tikiuosi nieko nepraleidau, labai stiprus podcastas mano akimis. Tikiuosi, kad jūs taip pat pasijausit ir tą patį pagalvosit ir jums atneš, kad ir vienam žmogui atneš kažkokios naudos, tai bus jau puiku, nuostabu. Ačiū jums labai, susitiksim kitą savaitę, kadangi aš atostogausiu, tai rašysiu podcastą kurią kitą dieną, bet paleisiu vis tiek šeštadienį kaip visada, nes jau gavau žinučių, kad yra daug kas jau minėjau, ar ne, kad yra daug kas jau turi rutiną sekmadieniais leisti laiką su mano podcastu, kas yra žiauriai amazing. Tai myliu jūs visus labai, apkabinu pelėdžiukai mano, laikomės, gyvuojam, darbuojamės, mokomės, daromės dalykus ir mylim save be galo ir be krašto. Ate.